Gerai, hebra. Kaip makedoniška bus gerai. Aborigado. Nesvarbu, aborigado portugališkai. Nu, tepi buvo. Vakar kalbadalovėmės po miestą. Geriam alų, valgėm maistą, nes šiandien reikės janon iškratyti biškelį. Lėjai, stipriai lėjai, bet mes trubo, tas nebloga. Galvoju, ko aš papasakoti, analitika vakarykštį. Eina savo kap iš šoną, matos, kaip čia be akcentų pasakyti makedonietišką, Najebalova. Sėdėjom tokiam 4 žvaigždučių kabak, suprantu. Šunys aplinkau, katin aplinkau. Ir iliuzija ta tokia, norėjom būti kažkokio 4 žvaigždutės. Tiesiog užrašė, ką gražiai atrodė, turisto. Turistai ir 4 žvaigždutės. Viršūnį. Ir žiūrėjom, stebėjom, kaip įprūdė italiems tokioms. Ir toks mužiks valga bulką ir adžikas padažą. This is special Macedonian tomato back x. Žvengam, saklūrė. Plūda kažkam sakinsa. Special, not best food. Bulka, mes taip matėm virtuvėt. Iš po stalo, tas batontus tokis bulkelis, pėjęs perpėjo, išsloviko adžikus į lėkštį, tekst, atneša. Nu toks gers įvaldys. Visur čia tepi, visur, hebra. Neįsivaizduokit. Jumis iš, kaip čia dar makedonietišką pasakyti, nu gal tai to, padarys ir iki, čia tepi. Tomat ir this is ketchup. Pigiausias bedrionkas ketchups. With ketchup eat. Tep ketchupom bulkas į valgą. Galvoju, eikit jūs kiek pasą. Tepėt, čia normalu. Turi vadovauti savo sveiką analitiką, sveikų protų ir kaip nesidatė patyris, pasimausi. Tai va, miestas gražus, šveistas, viskas, čigonins, bet atmosfera wow vakar. Teik vakščiam. Kok 20 kil nuėjom kaip niek. Po miestą, po senamistį. Nu teik norėjau pasakyti, ne. Atsargiai, Najevalovo, prigydėms, gaudėms išvėjant staliokį kietą tų turistų. Tu čia esi grobis. Tarp kitko, sak patrumpinau, žmon sak per trumpą, sak grįš apžėlis, sak geriau atrodys. Bet ir pacan daba. Nei mužiks, nei bachursa, ne? Ką užsipirkom bundelukų. Kas nebijo bulkelių sustorėti, pigiausias maistuose kraštuose. Pigiausias, visi stori, visi pilukas. Bet man už to tokiai liekni. Airan, kas šitoks? What dog? Kumelės. No, English. Lithuania. No, English. He's from Lithuania. Litauen. Bulku, ką pripirkom, šakis. Nu, chaosą noram, da, paustyti, saliarkas, dūmų, golfą pamatyti. Gali net pamatyti ir pirmą golfą. Gan dažnai. Sustoja audienį, miestį. Taip aš žiūriu skidėlį. Aš vis laik žiūriu skidėlis vairuotojam. Kiek tau? Deg viskas, kas įmanoma. ABS, ten blogas lempas, dar. Čia niekam, ne. Mercedesas prabangus sustoja šitą. Tek viskas. Message pilns paštas kilometram. Nu, man Mercedesus pasupras. Čia toks bagį. Bagį nufotkino, počį Zeimeriu. Tas kalimain. Nu, bet nerūks dūmą.
Ar čia ne su katalizatoriais varo? Bet neįmanoma, katalizatorius pojas mašinas vertės, tai nedaugiau. Užmet okso dūmą, išmet, bet nesmėr tepka pas mūsų. Matyt, soliarka nėra rapsų. Čia tikras soliarka. O toks pastebėjimas. Galėtų smogų prie ten, Nu? Taraban. Taraban? Taraban. Tas? Tai diesel. Lamborghini. Lamborghini? Ja. Ja, diesel. Aha. Diesel. Ja, ja. Diesel. Diesel abi. Yap. Vallahi. Very good. Nakon. Varau. Čia nerašiai? Rašiau. Unkelį, tuokį salamandrą. Jaudas su geltonas taška. Perstabdžius, bėgt su kamera. Nu kažkas tuokį. Aš nežinau, atrėžas, bet toks tekšt, ein. Jaučka salamandra, nes jų pėlių yra. Обед.
Molis. Kap ant ledo, visiška. Visiška. Provėža ir nesistenk lipt. Kur? Nu, aš nebišlėpsiu jau čia. Kažkaip išjungam degėjimą ir bandom. Grinas lysti į apačią. Kokios padangos geriau tinka? Žvyrui, moliui, kolega irgi dės gas dabar. Čia su priekin stabdžiu neapsimokni stabdyti. Ne, niek nebus, reik bėgi jungti. Jungi bėgi, jun sankabas. Atleidiniai sankabą, tuok vodus važiuoju kaip su motoroleriu, o kuo jis čia velki. Aš varau ant sankabas ir sustabdžias. Instagram star. Aš čia su pagaliu lygų nuos prasiskėliau. Kaip jūsų padangos, kolega? Mitas sakė blogus padangos, iki girdėjau. Tas blogas, bet kad dabar slysam nuo pakojų, tai bus blogai. Aha. Ką užlėkėm į molyną. Ir on, tas sak, vlipli. Turam reikalų. O! Tiesiog nieko nesimato to, kas čia yra. Aha. Čia yra toks moliuks. Kad šakis. Svarbu, kad Du žingsniai ir kibers ir prie kojų. apkim sparns į pradėt velti. Protektoriaus jau nebėra. Nu, vis tiek nebepakelsam. Ne, tai taip. Nu, ir štai erškėčių arbatas, kuris suteikia jėgų. Nu, man. Vaikai neturi tiek jėgos, niekur iš namų nevažiuoti. O, aš nebeturiu. Sunki karvė tas tavo motociklas. Čia su GS-ais, ką praeitume, kaip nežinau kas. Reidam, bandom neišpolti iš vėžių ant sankabės. Op. Ai, ne. Nu, varyk. O. Nereik skubėti niekada. Tokios stacijos. Greitis čia bus bata. Svarbiausia lėta. Biti klibi. A matos kas nors. Molyno. Va tai taip. Nu, ūkė tokiai pusiau molė, ne? Svarbu jau antrapos nepersilaužti. Veidrodėlė nusibraižys. Va, Jėzus Marija. Kaip kolega frontas toliau? Ai, kas nubražysiu savo stikliuko lempas. Lemba būtų lempa apsaugėlis. Jausčiaus drąsiau.
Sveiki, sugrįžę į žemę, kolegos. Čia nekreip dėmesį, čia normal. Bata apkibin šūdų, šūdais. Vo kap. Vo. Molinukas. Motociklas tap. Priimėt visur šūdą. Kur priekint sparną, kur sakiau, vėl. Košytė. Vo taip. Vo taip, va. Tokie epizodai. O čia niek tokį. Kažką priprat, aks net į neapmatą, į nebreiką. Golio silpnybė. Pamatė tokį veidą, jau pat raudė. Bet aš kiek čia buvau, vyną negėriau. Hebra. Oi ką, jogurtą gerą. Nu ką? Someljė. Cabernet Sauvignon veislės. Makedonijos šiukšlynų ypatingoji veislė. Mūstis negaliu, kaip sako. Brangiai ne. Nebrangia. Nu, lietuviškas toks. Tokis va. Nu, lietuviškas. Skonio tokį. Celofano celiaukos poskonio. Organizmas pripratęs. Pripratęs prie celofano. Jo, bet čia gražus kaimuk, sakyčiau, nustebau. Nieko filmuot gražiai čia. Tiesiog žmonės gražiai susitvarkė. Riešutų pamatėm. Klozet pamatėm. Nesusilaikysiu, ei. Gal čia praėjai rusų išlaisvintojai? Ką, pameti? Vyra gerą daiktą pameti, būtinumai parsivežint, būt turėjant. O, graikiška riešuta, hebra. Va. Ne. Nuo meduko tiesiai. Šitą tokiai.
Neperžėvėjant tokie, švieži tokie, geras skonis. Atvariai kalną, ventiliatorius įsijungi, būtina paberbink, kad atvėstų, būtina. O vaizdėlių užlėkėm ant vaizdėliaus. O bralyti, to vikliau. Sako, man kaista Yamaha, sako, 100 laipsnių ir pradeda virš 100 viskas imti galvą. Buvo kebra galvą nukėlien. Tokia pat Yamaha. Sakau, 105 jungas ventiliatorius. Ne, negal būti, čia kaip mašinas, variklis, 90. Nu, 103 kaist variklis, nejung ventiliatoriaus galvą, priek imt tarpin, pramoša. Išart visko, atsiunt nuotrauks. Sakau, kebra, jūs debiloidai atdalbo ešerai. Taip galim makedoniauti. Čia gyven greičiausiai kažkoks pusiau medžiotos, Nu, negyven, bet čia toks vasarnamis. Vasarnamis. O, įkalos butelkai, mergelį, plakas virš lovos. O, kokį žvėriuką, fazana. O, išgrįsta. Toliau šuniukų ir šitai būdyti, vandeniukas. Toliau, kas čia, buržuiką, šiukšlis deginti, bet gražiai. Vo, bet kai juntas levelis, kai juntas serbų tvarkingoms, kiti apie, kolega, paantrinkit, atvažiuojam ir iš karto kits epizodas, tvarkinga, gražiai, šitą šuniukams. Liuks. A čia gervogis, a vilkogis, hebra. O čia klausimas. Kiek daug augų. Vo. Kas čia toks ir? Paragavau veina, bet daugiau gal nereikėtų rizikuoti.
vienur, kitur, netep gyvenvietį. Ai, čia varom. 15 minučių sutems, viskas. Kažką pavargau šiandien, vingiot, molinėt, šudinėt. Ani žuolį degen, kad nereikėtų, žinau, užkūrė gerai. Čia palatki bus, į viskas. Ir užteks. Šiandieną užteks. Pekarą per traukėlę. Šaunam pekaras. Prie mokyklos. Prie mokyklos. Mokiniai, mokinkitės. Ir tada neturėsit kalbos barjerą. Prašau eiti į mokyklą. O jeigu, kaip čia matot mokyklą tokį, tai tokiai vaiką, kaip matot per video. Ir vaizdą, ir gyvenim būt. Gerk, sėsk, gerk, rūkyk. O, bočius dar, tėvus darai, tu daryk. Nevirst. Reik šitus miestus plaktais, mokintis tą reik. Geras prikolas į poštą. Va. Į poštą. Почта. Почта. Va. Va. Nu. Ne. Niekur tu nebepazvanysi. Mondri dabar, mobiliaktor vis. Ai pala, čia pošta tokia. A matot kas jums? Va toks Serbijos glūdumos gyvenimas. Mes važiuojam ne pagrindinės kelias, mes tetas varom. Tetais. Ir va toks gyvenimas, natūralus. Jums nieks neparodys per televizorių, bet užtat parodys per YouTube. Jeigu jūs žiūrat ton video, reiškia, mes gyvi su laptopu. Mes gyvi su laptopu. Nes vakar pamečiau laptopą. Kalnuose. Taip. Bekelė. Taip. 45 laipsnių nusileidimas. Taip. Kur? Neaišku. Aš tikėjausi, kad važiausiu į Rasanon. Ir mes išvažiavom iškot laptopą. Čia dabar vyks paskutinį vakarienę, aš pasipušiu. Ir tikėjams, nežinau kas, neviltis. Vat vedens kažkokį stebuklą, mes vėl važiavom į kalnus, atsiekiau video, kur aš galima pradariau tašį, supratau, kad ana buvo atidaryta, o pastebėjau tik jau naktį vakarį, kaip norėjau renderinti video. Iš ryto išmiegojom, žvalus, patikėk, kaip miegojos, maniai toks įsivaizduoju, 2-3 savaičių video nebė. Važiavom iškoti. Važiavom per kalnus, 7 kalnus. Ir netyčia lenkdami sunkvežimė važiavom, vež kažkokį grūzą. Mums pradėjo pipinti sunkvežimio vairuotojas. Pradėjo sako, jūs ko iškot, gal laptopą, bukurą? Įsivaizduokit mūsų džiaugsmą. Išaiškina, kad rado laptopą ant kelio ir paskambino policiją ir išvežė policijos nuovadą. O kur kas varom iškoti policijos nuovadus į kaimą kažkokį pirmai. Man džiaugsmą. Ir gavos taip, kad kažkas rada, kažkas kažkam įdavė, į policiją įdavė ir pridavė policijai. Ok. Tarp kitko, čia visur ir military zona. Ir vyks kažkokie statybas, žiūrėjau, vežė kažkokius greičiausia antiradaras, kur radarom darė, mes čia ne irgi tokį vežės. Ir čia ir kariškė darbojas, ir aš čia pamečiau laptopą. Ir mes nuvažiavom į policiją. Spėkit, kas buvo.
vietinį policijos darbuotojai atvežė pavalgyti. Taip. Nieks neaišku, bet kažkiek aišku. Filmuoju, ką pavyks, nepavyks, bet visam gyvenimo atsimins tą istoriją. Radom milicijos mašiną, paklausėm, nuvažiavom į skyrių, pasus, kas, kur, dėl ko. Aš anglišką nifiga, kolega anglų barjerą ir geriau parkėlis. Tai susipažinom su Elena, šauni mergina, moteris, kas ten? Moteris. Bandėm per translatus visi. Jie nekalba. Jie nekalba. Ir paskiau po kokios valandos sako, o kodėl jūs čia važiuojat? Visiška nedirba. Policijo rūka visur, goli. Galų galis palydėjo mums pavalgyti. Valgėm vietinių, neturistinių maistą. Lygu parvažiau, nei. Palaukiam dabar. Čia įtar negal filmuoti, ne? Jeigu military zona. GoPro nusiėmiau. Esam širšių, irštvo ir lizdį. Ir mes esam čia prišikėn. Įsivaizduokit, kon galvojat, tas kariškis, katras matė unkelį laptopą ir du vyruką Serbijos kalnynus, kur statomi antirodarą, važinėja motociklu. Viltį turėjau, kad pridarys 24 valandom. Bet malonė šnekėjom, išaiškinom ir visiškai nei nešnek. Visiškai. Tu esi nieks. Aišku, rutina, ten dakas nors. Nu, o mes ten pavalgėm neturistiniam tami, pasą skyrių ir grįžom. Visi patenkinti, Elena supažindino su vyru, irgi policininkas, toks malačis vaikis. Nuėjom į kabinetą tardymo, vadinkiam. Sak, atsisėsk ir cigarets. Dūmų pelnas, karbonki, kažkokį krat pelenus, darbs toks, printerė seni, stalo nudaužyti. 89 pabaigos. Vat mūsų kanceliarija, kas žinot, suprasit, kas nežinot, pasidomėkit. Malonus žmonės, rūka, tik kažkas įdėjau banans padėt ir nušerti. Stalo kampą galvoju, taip. Surašė protokolą, kad kol išaiškinom, kad ten mes pametėm, ką pametėm, kon. Ir blogiausia, kad čia netoli Kosovo. Kosovs netoli. Ir tai ir problema, kebra. Nes ani patys sakai, Kosovo varė, nevarė, žinatė, tipo. Nu, mes tai nevarim. Ir patikėjai mums, kad mes lenkiam, aplinkėm anon ir nesivėlėm tina. Reiškia, nešpioną. Nes, nu tikra, nedaug toks. Suprant, kad klausinėt tokių dalykų, banda tai prigaudinėti ir turistą. Iš dėl to palikom turistą. Ikon, policija sak, mes galiam kom padėjom, pranešimų niekur nerasta, aplinko apskombien nėra. Mes kon vėl į kalnus iškuoti daug mažtų darbininkų, katrie mums sakė, kad girdėjai, kad buvo rastas laptops ant kelio. Ir mes radom tus žmonės. Tiesiog sustojom kažką ir tus pačius furistus, tus sunkvežimistus, grina kariškę, darbojas veš grūzą. Šnekėjai ir teisė per aplinko, sak, mes negalim padėti, mes tik girdėjom, kad kažkon rado. Ir vėl viltis nužloga. Galų gali goliaus motociklus streikon ir benziną leist pradėjai pro dačiką. Benziną dačiką, žiaurės merd iš tikrųjų. Ir mes čia sustojom manon remontauti. Ir kad aš čia viens pats lakščiau po kalnus, važiavau į apačį viršų, klausinėt darbininkų, kitų. Irgi niek negirdėjom, malonų žmonės, anglišką šnek taip pat kaip aš, ir mes šnekėjom. Pasiskumbinėjom, nieks negirdėjom. Ir čia grįžtu, važiuojant sunkvežime ir unimoks kažkoks.
Sustabdžiau, pašnekėjau, toks bičiuks iššok, sako, kažko, no. Kariškis. Grina, kariškis pelna tų jaunų bakuriukų kariškių, meikte, pasivertint. Sak, čia ir military zonų, sak, čia nė ryšiaus, niek nė. Sak, karą policija pridavė. Tai reikėjo dadėti žodį military police, o ne police. Ir mes būtume gal greičiau radę kažkokį sprendimą. Ir dabar laukam, sutaisėm, guoliau, motociklą, suepuksit čia. Aš jau nebefilmuoju, nes aš praradau viltį, sakau. Jeigu jūs žiūrat, jums pasisekė. Mo nelabai, bet jums labiau pasisekė, nes jūs matot viską. Ir laukam su tema, sak laukt, važiuojam, mojon ronk. Vandens turam. Miegosim ant kelio. Čia va. Litrą vandens turiu. A matos, kur miegosim. Čia kažkur. Palapinę statysim. Vėl pravažiautas, su nemoks ruodu suronk mojon. Nu, kažkas taip. Jeigu jūs matot, ir maladėts. Jeigu jūs nematot, kas matot ant video, visiškas fiasko. Nutaiks ne, bet įkapį, nereikia neverkti pagalvę, o būntė. Žmogiška klaida, mažas žingsnelis padaro daug reikalų. Nu, rytą gerą, kolegos. Jeigu dar žiūrot ant video, dar kompiuterį net gavom. Mėgojom ant plentą. Ant plentą pavadinkim. O taip, matot. Nu, nežinau. Pasakė laukti. Situacija atseit, aha, visko žinom. Naktį važinėjos. Net nesustuo. Neįsivaizduoju. Kokiu pagrindu, ar biurokratija, ar kon tik važiavo sustabdžiau. Ne, nešnek. Nežinau net kon daryti toks. Visokių idėjų. Vėl laukti nežinomybės, dar kokį patrulį sugaudyti ir vėl važiuoti vėl į Mintūrą. Kažkas taip. Bet toks trečią dieną nervatriuokis. Dobri došli, hebra. O antras tik sakau. Aš neturiu pasakyti, dėl to noriu pasakyti. Vins savos gamybos. Gyvenam Medvėžė kaime 4 parą. Linksminamės, nesipigų. Kompiuteris, hebra. Jūs, manau, žiūrite ant video toliau. Žinot, kad to video vykst. Aš tai pagalvos, ko jums pasakoti, nes per 3 paras aš turku papasakoti, ko mes šį darėm, ko šį veikėm ir išvies, kaip gyvenam. Na zdоровье, kaip sakė. Na zdravье. Hvala vam, hebra. Ir mzdėt situacijai. Tokį mzdėt, kad nesu patyris nei aš, nei mano šaunusis kolega. Tokios nesita, bet panašių buvo. Nu, panašių buvo, bet faktas, kuo daugiau pirmų sykį, tuo esi jaunas ir... Hebra, mzdėt. Aš pabandysiu papasakoti. Kai ko nepasakosiu, nes papasakos tims atskira į akis. Bet čia ir... Kaip čia? Ну, show must go on. Добро ли? Можно сделать фото? А? Можно сделать? Кое вече? Фото. Може. Може. Ništa, nas nemojte služiti. Mi ćemo da idemo u banju, pa ne znamo, tamo nešto, bili smo u onom njihovom stacionažu prošli put, pa je bilo katastrofa. Znam da je katastrofa. Koliko je odavde banja? 6 km. Da sve kod mene dolazi to malo koji su to luksa, znaš. Pa jau, toliau. Hebra, dasik sakau, nežinau ką pasakyti. Kaip žinot, pamečiau laptopą kalnus. Ant rytojos važiavom miškuoti ir mums kareivė sako, kad neįrada.
Nes karinė zona. Karinė zona, pamest laptops, 2 lietuvė, neaišku kondara, Kosovs netoli. Jau įsivaizduojat, a jūs įsivaizduojat, kaip aš įsivaizduoju situaciją ir ką primeta, ne? Istorija bylo, aniai sakė, laptopą radė, atėdo į policiją, mes važiavome į policiją. Policijo laukėm, dein. Pasirodo ne ta policija, o karo policija. Karo policijai paskiau ant rytojus važiavom į kalnus. Suradom šoferius. Šoferiai jau nebežėda. Niek mes neradom, niek nežinom. Bet Zajava jau policijoje ir padota. Sustabdėm tokį unimogą. Unimogs išlėpa toks kariškis, matos čia su visas reikalas. Sakau, laptop finding, ten pick up. Aš jau anglišką pradėjau lepezot kebra iš to streso. Yes, now this looking, sako. Palaukit čia. Und meška kalnų kelioką kažko bekelė. Ir mes laukiam. Mes laukiam valandų 2. Galų gali su tema. Ėjom gult ant kelių. Tiesiog ant kelių atsigulėm. Aš patiesiau savo motociklą prabangų Oxford patiesalą, kad čiūžį nepradort, eilin syk, nauji. Guolis tai anam čia. Normalu mėguot, kaip šernau, pakretas ant kelių. Vadinkiam tep. Imun išmokėna jau. Ir mes mėguom po atvirų dangų, kalnus, kuri vėjas, kuri drėgna. Žiūrėjom į dangų, šnekėjom apie Honda Africa Twin, kad nie geresnį motociklą pasaulyje. Aš klausiau, paskui pradėjau knapsėti, bet vis dėlto apie Ducati nepradėjau šnekėti. Ir mes laukiam visą naktį, mėgodami, gyvmėgių. Ir kursavo kariškė, kursavo, patruliavo, džieliksens, unimoks, žiūraniai mumis naktis, mojon su ronkom. Galų reik laukti. Bandėm stabdyti, tipo, darau, nuvažiavau. Išaušo rytas, puikus. Ir galvojom, nenori keiktis. Važiuojam vėl į policiją. Ir mes vėl nuvažiavom į policiją. Tai buvo 3 dieną. Kad važiuoju į skyrių, 3 dieną iš eilės. Ir į mumis jau kaip į Wi-Fi gaudo, jau nereik niek prisirėžti. Ir be galą, tokiai, policininką, viens antras ir tokie Helena kapčia, unteik, nuoširdžiai ir iširdės norėjai padėti, skumbinėjai, kit kažkoks irgi policininkas prieis, angliškai šnekėjai. Banda padėti, banda paskombinti skyrių į ton karą policiją. Galų gali baigės tep, kas sako, dar palaukit. Mes vėl palaukiam. Mes vakaras eidavom valgyti į kavenį, restoraną, taip gali pasakyti. Išleisdavom 8 eurus abiems, kepsnys kažkoks tai vištienas, alus, paskiau dar alaus. Po veino, negalvok, hebra, negertis rinkom. Abiem alaus guolis man pastatė, alaus paskiau šanam. Gaunas 3 eurą 2 žmonėms. Tai dėl to jautiesi oriai. Diskutavom, žiūrėjom, kaip gyvena žmonės, vaikščiojom po miestelį, diskutavom apie socialinį sluoksnį, socialinį lenktyniavimą. Čia nėra kūno kulta, merginos tokias biškį lūkas gražias. Tokis šeknos visų nedėlis tokis yra. Ir čia nie kūno kulta. Čia esi tu toks, koks esi. Pastata vėl tokiai vieni nugriauti, o kiti statos chaosas. Bet tam chaosi labai patiek mum. Kaip sakiau, 3 dieną. Vėl nuvažiavom į Polizei. O tada, kaip sakiau, vakar vaikščiojom po miestą, mes jau esam miestelio žvaigždės.
Matos taip pat žmonės iš kabaka į kabaką, važinė po miestą, vaiką žaid, spaida kamuolį, važinė su dviračiu. Toks ramaus chaosą bei tokį ramaus gyvenimą, oazę. Nie pas mus to nebė, seniau gal būdavo kiemuose, kai žaisdavo vaikai, laipiodavo turėklas. Gera, netam esmė. Ir vėl iš ryto važiavom į Polizai ir vėl mums suteka, jau sveikinas į Ronką ir sak, pabūkit čia. Pabūti reiškia 5 minutės po valandos, normaliai. Ir paskui sako, užėjkit į komisarą pagrindiniaus kabinetą. Ok, atėjom, jaunas komisarstas, pagrindinis, toks matos, susijaudinis, ir be galo norins padėti, be galo, tikras policininkas. Tikėjus iš mentų tuo, bet čia, hebra, netep tie žmogus. Jums tu jau pat išklausi situaciją, trumpą aiškę, sak, duokit man 2-3 valandas. Kada komisaras sako, tu jau, hebra, duokit biškį, žinai, levelis kitoks, jei neįskomint kažkoks, papras policininkas karinio padalinio. Neužmirškim, karinį zoną. Ir mes išvažiavom čia geizerę tokiai, ėjom pakaštavot geizerį vandens. Ten, vadinkiam, vėl pasakysiu serbišką Najabalova. Visur 7 skirtingi geizerė, bet biek iš vieno krano. Toks tarybinis 70 metų statybos statinys. Senyvo amžiaus senjorai, vakščio su lasdom, ein mėrkti tą vandenį. Nusipirkom obuolį už 100 tų pinigų. Gaunas 5 centų. Suvalgėm obuolį. Po obuolį sugolį paėjom į rinkį tų geizerių. Žiūrėjom šiltą vandenį. Tempėm laiką. Ir mums majakien jau iš bazės vadinkiam. Telefonus pasiėmė. Majakien, reiks sugrįžti. Galvoju, toks jau aš nusiteikiau, kad nebus video, nes nukišau telefoną ir kamerą į tašį jau. Galvoju, visišką nebe upą, nebestau filmauti, visišką toks galvoju. Nieko nebuvo. Tiesiog imk savis istorijas pasakosiu pažodžiui ir nekreips dėmesį netikti. Mes nugrįžtam, čia vis vėl patenkint, bam. Praeikit, sakė komisarų kabinetą, galvoju, tu jau bus rūkinas tol. Niek panašaus. Priėmė, pradėjom šnekėti, per vertėjai, anglišką, pusiau ein suprasti. Tas pazvanė į ton militarį, sakė, jo, sakė, viskas jį, o vakar sakė, nieko jūs norit. Tarp kitko, tapėjus valgėm, tokį barmenį, sako, ką jūs šitą darot? Sak, matau, jau 3 dienų, sak, končiai, sak, mī problema, sak, taip, sak, man brolis, sak, miloteri dirba, sak, štai jau paskombinis. Parei, sak, paskombinau brolio kažkur kitur, kariškis, sak, čia, sak, tai procedūra, jeigu kažko nuron, sak, tur patikrinti medžiagą, viską suprantam. Ir veiksmų seka, tiesiog, kaip likimo dovanota, ar susidėt žvaigždės nukrito, aš neištu esu žmonių. Tiesiog tu žiūri, stebi, viskas vykst, ne tavo valia, bet vykst, taip, kaip vykst. Ir mes tamėm komisarėt. Sako, aš paskombinau, ten pradėjai šnekėti, sakau, aplama, ar atsirado kompiuteris? Jo, sako. Ir, sako, bet, sako, į biškvein problemą, rado video nekokių. Taip galvoju, nekokių, aš juk nefilmavau, jokių militarį. Galbūt kažkokį nepatieka, gal šiukšlis, ką filmavau. Karvinų dviesus gal pakrūmė kažkur tai. Nežinau, hebra. Rytu atgausiu, tikiuosi, atgaus kompą, jeigu žiūri ten video, jeigu tikrai žiūri. Ir bus matyti, kas ištrinta, kas ne, kas jums nepatieka, kaip kon. Ir taip, čia suveikia žmogiškoms. Pinigą nesuveikia, pinigų siūlėms čia negalio, tiesiog žmogiškoms. Moteris Jelena, ta pisarica, irgi supažindint su vyru savo, irgi policininkas. Taip. Sėdi komisarėt, sėdi kabinet,
Nu, asmeniškai papasakos, kam nors, kas norės, kokį ir atmosferą, bet tas chaosas to ir žavėsi. Grįžu iš tos kelionis, vod su goliu, apsiviniosam į baltas paklodis, nusiskusam plika galvas, eisam melstis į kalnus. Vau situacijai, vau. Nebeturiu ko daugiau sakyti. Einu, išgersiu tą vyną, eisam vėl į miestą ir kabaki, jei sakysam, mums vėl to pačią, ką apie visą laiką. Jas dės būtų žait. Čia kas 5 žvaigždutės kebra neteptė. Čia ir, kaip sakiau, na jį balavo. O, kaip čia, čia viskas normalia vyra. Skau, Albana pas mus Lietuvo gyvena. Prieš 10 metų čia buvo kosmosas. Все, поговорил. Поговорил. Добро. Красиво. Жена, добра. Дай да ти видим, Женя. Lepota iš miško kelia vieškelio mėgmaišiaus į pakais tokis. O, kaip mes. O, ne, matos. Nu, diena šiandien bus. Vaisam žiūrėti, ar tonkom, kad bus ronko kompiuteris ir jungsiu ir matysiu, kad neištrinė niek, tada bus viskas gera. Tada beveik gera. Varom. Žiūrėkit, ko radau. Vėžliukas. Tas irgi matai ir gavęs. Jo, blemba. Gavai. Čia viskas anam. Jau. O, fu. Smirda, vėžliuką numirė vėžliukas. Geras. Pervažiavo. Judam. Sunkiai įvažiuoti. Galvoju, kas atsitieko ir nesusikaupi kelią. Bet judi. Po biškį paleidėjau, po biškį.
Va, rodžiau, nerodžiau. Šitą. Laptop in the box. Yeah. Laidų nebėjo, perkraut video. Nu, bet, žinai, pretenzijų gal nereikš. Laidus atidaukit, kur laidus nukišot? Laidų krovimą nuo telefonų, GoPro nežinau, kaip perkels video. Pagaudys. Šiaip jeigu žiūrų ton video, turbūt ein video ką. Netikrinau, bet faktas patikrinau, neina atidaryti. Viskas sumalta. Jeigu dažiūrėti kitus veitas, nu, įda nesupratot arba pykstat, kad ne vienod video mėtos, nu, tep jau į. Džiaukimės, kad turim šią dainą. Nu, bandom vingiuoti, po biškį įsivažiuoju, padonga šoną dėl žiūriu, pelni. Ir svarbu nepasimautim, kokį akmens iššokusi. Nes čia parks, mokams kels, kiaurą tranzitą iki Jotkalnėjais, ten susimokėsam 5 eurus. Bet kels toks labai geras, bet gali turėti išdaigą, arba kažkokį akmenį, arba kažkokį daiktą ant kelį, gali netyčia užvažiuoti ir apversti. Vidutinis greitis 60 km į valandą. Kilimo greitis toks. Varom kaip kukurūzniką, 55 km greitis. Tai stulpą į pasirodus neigau. Wow. Kažkokie karačiai. Mumis ten, kur buvom, skyriau, patikėkit. Video nebus kaptinkas, asmenišką papasakos, jūs nepatikės. Tai ir nesvarbu. Kap gyvenom 4 paras. Kap mes ten su ko bendravom, ko darėm. Nerodys nieko, nėra video ir pašnekėsiam. Pašnekėsiam pributę, realaus. Meduoliai. Darė Sara. Sarija. Moteris sakė, vaišinkitės medaliją. Idėjai mums į kelionės, kon rūpestingos moteris. Pritemas su moterim, nu, policininkėm, šnekėjom, tai aplama viso Serbijo šeimai pirmo vieto. Roda vyrą, roda vaikus, roda žmoną. Klaus, ar turi? Pirmo eilė. Pirmo eilė. Vaikų, kuo daugiau, to geriau. Bet čia ne tas variantas, hebra. Čia ir, nu, netep į žmoną rodyti ir vyrą ir labai melodėts. O ne slėpti žeidą. Mes abot be žydų, sako, a turi žmonų. Ne. Rodėm savo simpatijas, džiaugiamės. Munui tai šiuėjais, milinom akim, tai egzotika mums daug. Ola, hebrytė. Nice influenceriauju. Ir šūdų, kaip sak. Nerodys. Kad parašytų ant nugaros žmogaus. Nereik, nerzinkiam. Ant raudonam fone balts raidis. Vo, ne? Jo. Serbska. Reik žiūrėti, kad tas luinys, kur nors nepadaryt mocau. Dabar te pija ant nugaros. Rasija. Ten, žinai, apsidėla. Ein primocins, reguliuoti kažko. Nu, smurtą naudoti svetimo šalį gal negal, bet turim ryšių jau. Policijo. Nu, turda būt moci, nu, ruskis atvarė. Vat atrodo, aš niek prieš, bet o ta įtampa gal provokuoja tas toks dalykus, priešiškomą, da kažkon. Gal ten koks įkaušas, žinai, tikėjęs, žinai, atpės kokį, žinai, sugadinti, tuos gal. Nesvarbu, mėgaukimės duotais vaizdais mums ir jums. Nu, tikiuosi perteiku. Geros rezoliucijas pastačiau, tai galbūt matos, ne? Matos kažkiek. Bet gyva, ką pamata, tu tiesiog įsižiūrėjęs žiūri.